šnekėjom? Tu esi dirbęs kruizinėme laive? Esu dirbęs, mes apie tai šnekėjom, man taip. Aš esu dirbęs kruizinėme laive, jo, 8 mėnesius. Tu 8 mėnesius praleidai jūroje. 8 mėnesius praleidai, na, negalima sakyti, kad 8 mėnesius jūroje, nes mes visą laiką sustodom, praškai kiekvieną dieną stodavom kokiam nors vis naujam uoste. O tu ten dainavai? Aha. Kur, kokiam ten, štai, muziklas buvo? Dabar, realiai aš nežinau, ar žmonės gali priepti, kurie nėra buvę kruiziniam laive, ypatingai Queen Elizabeth yra Cunard kompanijos laivas. Aš taip kažkaip atsukęs šoną kitiems žmonėms. Tai Cunard kompanijos laivas, 2500 žmonių telpa keleivių ir dar 1000 stefo, gal daugiau šiek tiek. Ir tame laive yra 900 vietų teatras. Teatras su scena, kur leidžiasi ir pakyla liftai, keičiasi dekoracijos įvairiausias ir panašiai. Tai aš buvau pasamdytas per 3 kompaniją, aš kadangi dirbau ir dar vis turiu agentę Londone, tai per tą Londono agentūrą, per tą Londono agentę, jinai mane nusintė į atranką, į kruizinių laivų ir sako, jeigu nori kruiziniam laive padirbti, tai eik tik tai per šitą kompaniją, kuri vadinosi Belinda King. O Belinda King yra viena iš žymiausių, bet būtent kompanijų, kurios samdo West-Endo lygio atlikėjus, nors aš West-Ende dar iki tol nebuvau vaidinęs ir atlikęs nieko. Ir nuėjau į atranką, tai buvo 2 savaičių pakankamai įtempta atranka, šokiai, dainavimai ir panašiai. Ir man pasiūlė kontraktą 3 skirtingose laivuose, bet man labiausiai patiko pasiūlymas būtent Cunardo Queen Elizabeth, dėl to, kad ten būtų vykę iki 20 žmonių. Tai mūsų buvo gal 18 ar 16 šokėjų ir atlikėjų, kurie varė būtent į kruizinį laivą. Mes ruošėm kokias 6 skirtingas programas, trumpus miuziklus, ilgesnius miuziklėlius, įvairius variete šou, dainas nuo Tom Joneso iki Stingo ir ten, žodžiu, 70-ieji, 80-ieji ir iki šių dienų muzikos. Ir, nu jo, buvo labai neblogas kontraktas šiaip. Tai iš tikrųjų gyvenime įsimins ir šalis, kurias aplankėme, tai irgi, na, fantastika. Aš per 8 mėnesius visą viduržemį apiplaukėm, aplink Angliją plaukėm porą kartų, mūsų namais buvo tapusi Venecija, tai Venecija mes tiesiog leisdavom laiką visą laiką. Nu, žodžiu, nerealiai. Ir atlyginimas, aišku, tikrai neblogas ir pinigų nėra kur leisti. Tas yra svarbiausia, nes tau yra maitinimas, tau yra, žodžiu, kajutė, lova. Bet ten kazinkė yra. Yra kazinkė, kurioje negali darbuotojai lošti. Ai, ne. Tai čia iš viso, čia praktiškai yra tas, tu esi dirbęs tą tikrai lietuvišką darbą, kur dirbi labai daug ir neturi kur išleisti pinigų, tada grįžti į Lietuvą ir nusipirkti mašiną. Mums kaip teatro trupai, kadangi aš minėjau, kad mes dirbome per 3 kompaniją, mes nedirbome būtent per laivo kompaniją, mes dirbome per Belinda King, kuris samdo atlikėjus ir tada mus kaip čia nuomoja gal, ar kaip čia kitaip pasakyti, būtent laivams. Tai žodžiu, mes su ta teatro trupe, su teatro kompanija buvom šiek tiek aukštesniam, kaip sakant, lygiai, kur mes galėjome ir po svečių zonas vaikščioti, ir valgyti ten, kur svečiai valgo. Nes šiaip yra praščiau, kaip paskutinė. Paprastas stepas, šitaip vadinamas, paprastu čia. Mes bandėme kažkaip su visais gerai sutart, bet buvo, aišku, tokio visokio ir pavydo ir panašiai. Nes mums buvo galima tiesiog vaikščioti po laivą, bendrauti su svečiais, tiesa, kad netgi tai buvo privaloma daryti. Tai gerai, tai dabar mes dar turime iki 2 dalies šiek tiek laiko. Aš norėjau tavęs paklausti, dabar jau atėjo tas laikas, kai įdomioji dalis, kai mes pasikalbėsime apie tavo moteris. Tu turi dabar merginą? Aš nesurodau su moterim. Tu turi merginą? Vaikiną? Nu, dabar anksti sakyk. Šeimailą? Nu, karočiai, ten. Tu turi kažką tai dabar, kažkokius tai santykius? Yra. Puoseliai, kažką tai yra. Jo. Žinai, kur yra tas pasakymas, kad aš neturiu merginos, bet pažįstu vieną, kuri labai supyktų išgirdusi mane taip šneka. Kažkas panašaus. Jo, yra. O esi turėjęs nusvilimų? Na, bet
visai neseniai buvo reikalų, kad aš tiesą sakant grįžau netgi į Lietuvą dėl to, kad viena iš priežasčių, kodėl aš norėjau likti Lietuvoje, tai buvo dėl to, kad aš baisiai ten įsimylėjau į vieną tokią neaiškią. Sakyk, čia galima keiktis. Menininkę, pakvaišusią, išėjusią, bet kažkodėl visą laiką traukia vat, žmonės, kurie... Mane visą laiką traukia moteris, kurios yra šiek tiek keistus, šiek tiek pakvaišusios, šiek tiek... Nežinau, kažkur padebesise skraidančias. Aš žinau apie ką tu. Tai aš patikėk manim, žinant tavo antrąją pusę, tai aš tikrai suprantu. Aš neturiu antros pusės. Tai pirmąją tada pusė, nes tu esi antroji pusė. Nes man atrodo, tas žmogus visą laiką bus pirmasis. Tai va. Taigi jūs buvot pastebėti jau kelis kartus. Mes jau ir baigėm pirmąją dalį. Fantastiškai pasišnekėjom, kam patiko šie pokalbiai. Labai gerai. Draugai, tik tai norėčiau priminti jums, kad jau antroji dalyje. Žinau ką? Aš biškai į transą nuėjau. Aš irgi kažkaip tai net neišgirdau, ką tu čia dainavai. Tai... Debilas. Šitągi, tai mes jau dabar ir baigėme pirmąją mūsų dalį. Ačiū labai visiems, kurie žiūrėjote. Mes grįšime į antrą dalį jau su jūsų brangiai klausimais. Tai jeigu turite kažkokių tai klausimų, jau dabar galite arba užrašyti juos ant lapuko ir paduoti tenais kažkur tai prie garso kam nors ir jie mums perdos. Arba tiesiog kelkite rankas antros dalies eigoje ir mes būtinai prieisime ir turėsite progą užduoti Vaidui bet kokį klausimą. Man atrodo, aš pasigėriau biškį. Brangus visi mūsų stebintys policininkai, Vaidas su motociklu važiuosi Vilnių 9 valandą. Ir aš sėdėsiu už jo apsikabinės. Gerai, tai buvo kitokie pasikalbėjimai su Vaidu Baumanu. Pirma dalis, mes grįžime po 10 minučių.